Sveiki, šiandien dalyvau Rotax Max Challenge antrame etape Anykščiuose, kur pavyko trasoje užimti pirmą vietą, bet dėja buvo sustumta pusė bamperio ir nukritau į trečią poziciją po baudos. Šiandien ir vakar diena vėlgi buvo nelengvas, bet atradome tempo, kvalifikacijų buvau trečias. Šiandien per hitus lyjo, orai buvo labai permainingi. Prieš pat važiavimus užlydavo, tai išdžiūdavo, dažnai vidury važiavimo pradėdavo džiūt trasa, tada vėl lyt. Tai pirmam hite išstartavęs iš trečios finišavau pirmas, antram hite netikėtai užlijo prieš pat važiavimą ir nepataikėm kai kurių nustatymų, tad baigiau ketvirtas. Finale startavau pirmas, turėjau labai didelę kovą, bet galiausiai pavyko finišuoti trasoje pirmam, bet kaip ir sakiau, turėjau priekinio bamperio baudą, tad nukritau į trečią poziciją. Kaip visada noriu padėkoti savo tėvam, treneriui, mechanikui ir partneriam, nes be jų nebūtų tai pavykę, ir taip pat Rotax Max Challenge Lietuva organizatoriams už šį sklandų ir labai įdomų renginį su daug dalyvių. Tad ačiū Jums.